Dažnai sulaukiu klausimų apie savo veiklą ir daugelis iš tikrųjų domisi, kaipgi įmanoma užsidirbti tinklinio marketingo pagalba. Tai šiandien tiesiog noriu papasakoti trumpai savo istoriją ir pasidalinti patirtimi bei papasakoti, kaipgi čia galima užsidirbti. Tai kas manęs nepažįsta, esu Viktorija Gotautienė, su tinkliniu marketingu esu jau 2 metai. Kas mane stebi ir žino, tai žino, kad Essence kompanija yra mano ne pirmoji kompanija. Tiesiog čia aš atradau viską, ko neatradau prieš tai buvusiose kompanijose. Tai tiesiog noriu papasakoti, kaip pakeitė iš tikrųjų mano gyvenimą būtent tinklinis marketingas. Jeigu man anksčiau būtų kažkas pasakęs, kad aš darysiu live, kad aš šnekėsiu į kamerą, kaip kad dabar darau, ne? Kad kalbinsiu žmonės, kad norėsiu jiems padėti, kad būsiu tokia, kokia esu dabar, aš niekada nebūčiau pagalvojus. Nes anksčiau iš tikrųjų visada būdavau tokia pilka pelytė, drovi, visko bijojau kamerų, bijojau scenos, ta buvo scenos baimė tokia. Ir atėjusi čia, iš tikrųjų aš atradau labai daug. Tai nereiškia, kad aš atradau vien tik tais papildomas pajamas, bet aš pati patobulėjau kaip asmenybė. Čia tiek galima saviugdos iš tikrųjų pasisemti, tobulėti, pasikeisti pačiai viduje ir imti savimi tikėti, ko aš anksčiau niekada nedariau. Aš nemylėjau savęs, aš netikėjau savimi. Aš sakau, aš buvau tokia pilka pelytė, manęs tik nekalbinkit, tik tais nereikia man dėmesio ir panašiai. Ta prasme, kokia dabar aš esu ir kokia buvau anksčiau, tai yra 2 skirtingi žmonės. Tai visų pirma, kas svarbiausia kiekvienam, manau, tai yra nemokama registracija, kad nėra jokių startinių privalomųjų paketų. Tau telieka užsiregistruoti ir jau tą pačią dieną gali tiesiog kibti į darbus ir pradėti reklamuoti produktus. Paklausi, kaip tai padaryti, jeigu aš dar neturiu jokių produktų, neturiu ką parodyti. Tai tam mes turime iš tikrųjų Telegram kanalus su jau visa paruošta darbui medžiaga, tai yra suskirstyti būtent kategorijomis, produktų turime tikrai begalės, beveik 3000 kasdieninių naudojimo produktų, tai tikrai išsirinks kiekvienas iš plataus asortimento, tai reiškia, kad ir klientas atras, ko jam reikia kasdienybėje savo naudojimui, ne? Ir tu taip pat atrasi, ką tu gali rodyti, reklamuoti ir taip pat išbandyti ir pats savo kasdienybėje ir paskui rekomenduoti kitam. Daugelis iš tikrųjų sako, kad tai ne man, kad aš nesugebėsiu, aš nemokėsiu, aš bijosiu. Tai ta prasme viskas yra gerai. Aš kai pradėjau, tai taip pat turėjau labai daug baimių, nepasitikėjau savimi, nežinau nei ką daryti, nei kaip daryti, buvau visiškai žalia, bet tiesiog su laiku išmoksti, ugdai save, tam yra visi nemokami mokymai, būtent ne tik parodyti, kaip ir ką daryti, ko nedaryti. Ta prasme, viskas yra parodyta mūsų mokymų grupėse, kurios yra visiškai nemokamos. Taip pat yra ir saviugdos mokymai, kad gali tobulėti ne tik tais kuriant komandą, pavyzdžiui, ar darant pardavimus, bet gali tobulėti kaip asmenybė ir ugdyti save, nes iš tikrųjų nuo mūsų vidaus ir nuo mūsų pačių labai daug kas priklauso. Tai kas dar labai svarbu, kad mes dirbame su 32 šalimis. Tai reiškia, kad pardavimai ir komandos kūrimas gali būti tarptautiniu mastu. Tai yra po visą pasaulį galima ieškoti tiek klientų, tiek komandos narių. Kodėl yra svarbu kurti komandą? Ir naudinga kurti komandą. Ne vien dėl to, kad tu išmokini žmonės, kaip uždirbti pinigus, bet ir tau kaip lyderiui yra asmeniška nauda, nes nuo komandos pardavimų, nuo komandos apyvartos taip pat kyla ir tavo lygis, taip pat kyla ir tavo komisinių dydis. Tai yra tavo pinigai didėja su tavo komandos apyvarta. Tai labai svarbu ugdyti ne tik save, bet ir žmonės, kurie jungiasi po tavimi ir nori taip pat uždirbti papildomai pinigėlių. Dar kas labai svarbu, kad gauname ne tik komisinius, bet darant per savo asmeninę paskyrą, mums grįžta 14% cashbackas. Tai yra pinigų grąžinimas. Esmė tokia pati, kaip ir pavyzdžiui būtų Maksimos kokia nuolaidos kortelė ar iki nuolaidos kortelė. Tiesiog perkant, mes duodame tą kortelę, mums ten kaupiasi virtualūs pinigai ir tiesiog
kitą apsipirkimą mes galime tuos pinigus panaudoti. Tai čia ta pati sistema, esmė ta pati. Darote užsakymą, jums kaupiasi cashbackas sistemoje ir tiesiog nuo kito mėnesio jūs tą cashbacką galite išnaudoti arba savo asmeniškai kažką perkant, kažkokius produktus, tarkim, kasdieninius, ne? Vis tiek kiekvienas plaunamės ir galvas, ir valomės dantis, ir skalbiamės rūbus, ir tikrai atsirasit ir savo tinkamų būtent produktų. Tai kuo yra būtent naudingas tas cashbackas, kad mes galime jį panaudoti ir visiškai už dyką gauti, kaip sakant, tuos produktus. Dar kas labai svarbu, kad šioje kompanijoje yra būtent tokios kaip skatinimo programos, tai yra autobonusą galima užsidirbti, tai yra tiesiog nemokamai pasiimti kompanijos automobilį, būtent kompanijos apmokamą. Toliau galima užsidirbti 7 dienų kelionę į Turkiją, viskas įskaičiuota. Tokie kaip pavyzdžiui kick-off renginiai vieną kartą metuose. Praeitais metais man nesigavo dalyvauti ir iš tikrųjų labai gailėjausi, kad nenuvažiavau ir laukiau visus tuos metus ir sausio mėnesį buvo kick-off, tai tikrai kiekvienas turi dalyvauti tokiame renginyje, kurie užsiema būtent šią veiklą, nes čia yra kažkoks kosmosas tikrai. Aš pati pirmą kartą per savo 31 metus dalyvavau tokiam renginį ir tikrai buvo kažkas vau. Emocijos tiesiog liejosi per kraštus ir tos tokios motyvacijos tu pasikrauni tiesiog nori, nenori, nes tu išsineši tokį jausmą iš tokių renginių, čia tikrai neapsakomai. Ir jeigu aš kažkada būčiau pagalvojus, kad tiesiog svetimos moterys gali būti antiek artimos, aš niekada nebūčiau tikrai patikėjus, kad taip gali būti, nes tiesiog mes pagrinde čia moterys susirenka, ne, tikrai turime ir vyrukų, bet pagrinde užsiema šią veiklą moterys. Tai tiesiog, kai tu žmogus bendrauji kiekvieną dieną vos ne, arba tiesiog labai dažnai dalyvaujame Zoom'uose, kažkokiuose mokymuose, važiuojame ir tas pačias konferencijas, būtent kas liečia Lietuvoje, tai čia iš vis galima dažniau važinėti, nes tikrai dažniau vyksta tie susitikimai būtent Lietuvoje. Aš asmeniškai gyvenu Vokietijoje ir dirbu su Lietuvos rinka. Mano komanda yra tikrai iš įvairių šalių, tikrai ir Lietuva, ir Anglija, ir Airija. Tai tiesiog tai yra toks kaip įrodymas, kad galima jungtis iš visų šalių ir kurti komandą būtent tarptautiniu mastu. Tai tiesiog kas liečia irgi pačią bendruomenę, ne? Moterys tikrai labai draugiškos, visada visko padeda, visada palaiko, paskatina. Kokiam samdomam darbe tai vyksta. Tikrai aš anksčiau niekada asmeniškai nesu susidūrusi, kad man ten kažkokias dovanas dovanotų, kad mane paskatintų, kad aš geriau dirbčiau, pavyzdžiui, būtent iš darbovietės pusės niekada taip nebūdavo. O čia būtent yra tokia galimybė savo pastangomis, savo įdėtomis, kaip sakant, įdėtų darbų, užsidirbti įvertinimą ir būti būtent įvertintam. Aš manau, tai tikrai yra svarbu kiekvienam pajausti tai ir būti įvertintam. Iš tiesų, čia galima daug ko pasiekti, ne tik pagerinti savo finansinę būklę, ne tik prisidėti prie šeimos bendro biudžeto ar kažkokių svajonių įgyvendinimo. Tikrai yra ne viena, kuri tiesiog iškeitė savo samdomą darbą būtent į verslo kūrimą, savo verslo kūrimą. Ir aš tikrai nebūsiu iš tų, kurie sakys, ateik prisijung prie mūsų ir tau pinigai kris iš dangaus. Tikrai taip nebus, nes jie nekris, jeigu tu nedarysi kasdieninių veiksmų. Čia tas pats, kas samdomame darbe. Mes dirbame tam, kad mums mokėtų atlyginimą. Taip ir čia mes turime daryti kasdieninius veiksmus, kad mums grįžtų tas atgalinis ryšys. Šiuo atveju yra kažkoks uždarbis, ne? Pinigai, sakykim taip. Žinai, kaip sakoma, jeigu mes apsimesime, kad dirbame, tai kompanija apsimes, kad mums moka. Tai iš tikrųjų viskas priklauso nuo mūsų pačių, nuo mūsų įdėto darbo. Ir viskas priklauso nuo to, kiek pastangų ir laiko gali skirti šiai veiklai, tai yra savo verslo kūrimui. Viskas yra tavo rankose ir jeigu tiesiog galvoji ir nori išbandyti save naujoje srityje, būtent su pardavimais ir su verslo kūrimu, su komandos kūrimu, tai aš esu pasiruošusi tau padėti. Tiesiog parašyk man asmeninę žinutę ir aš suteiksiu tau daugiau informacijos tam, kad galėtum tiesiog sėkmingai startuoti.